Nu gerai, labas rytas, mėly mano YouTube kanalo žiūrovai. Pagaliau grįšiu po belenkiek laiko, sakiau visėtinai, kad jau dabar tai tikrai pradėsiu filmuoti, nežiūriai fainai ir visiems įdomu. Ir va dabar tikrai, bet biški gavos pertrauką ir Ednas, pažiūrėjau, specialiai būna, nepasiema kameros, kaip ir šiandien filmuosim su telefonu, ir gražu taip daryti specialiai. Nes savo YouTube kanalai filmuoja viską, o man tai jau specialiai reikia su telefonu, ne? Taigi mes dar iki kovo mėnesį kas daugiau subscriberių surinks. Konkuruojam. Dar vis konkuruojam. Gerai. Bet jau nesakyk, mama laimės tikrai. Nu, žodžiu, tai pagalvojau, kad reikia pats laikas pafilmuot, pasidalinti, nes šiandien bus diena, kai neleidžiam laiko namie tik, neleidžiam laiko suotinę tik namie, bet ir turim tokių planelių. Tai galėsiu pasidalinti, papasakoti, parodyti. Tai žodžiu, šiandien visai laukia tokius smagių dalykėlius, aš jau rasim tą, kurios labai laukiam, labai norėjau jums parodyti pagaliau sofą, kur yra... Man buvo salionas svarbiausia, sakiau, kad sofa ir telikas. Su teliku nepaėjo, dar vis bandom išspręsti problemą, bet su sofa belenkai pasiekė, belenkai tobula. Tai skau, dar tas vienas dalykas, dar turi kitas važiuoti, bet turim pasisuotinę polikliniką, važiuoti į primatavimo suknelės, važiuoja mano šeima po Amerikos, dar kiti draugai. Nu, žodžiu, pasidalinsim, pasakosim ir labai labai fainai laukiam. Tikiuosi jums irgi įdomu. Ar ne? Įdomu. Tai važiuojam. Kas čia? Po kiek laiko? Labai, ne, taip gavosi, kad Lenkai yra maladėts ir išvarė atostogauti prieš pat šventę, savaitę prieš ir mums turėjo atvežti prieš kalėdas, bet galiausiai gavosi, kad tik dabar. O ką turėjo atvežti? Židinį. Yes. Prašau, tai galėsim parodyti ir galbūt, kai sumontuosim ir sudėsim. Ednai, tu sudėsi. Sudėsim iki išvažiavimo. Iki išvažiavimo? Ne, neskubam. Tai pirmą, tegul žmonės pasižiūri, ką šiaip veikiam. Gerai. Tai vakare gal ir parodysim. Čia va dar kitą dalį paimam. Ar tu man padėtum? Padėkime. Gerai, aš čia, ne? Galiu. O juk tu žišk, blech, kaip sunku. O juk tu mamas. Ne, nesunku. O jie tau atsargiai. Opa, viskas. Varysiu dabar ruoštis, varysim pasatėlį į polikliniką. Mažulės realiai, kaip visą laiką planas buvo nufilmuoti ir sofą parodyti, bet jau grįžę parodysim, nes, nieks nevyksta pagal planą ir laiku. Tai va, apsirengiam suoteniukę. Sau koks fainas mažas miksinis baltas, naujas iš Ašemo. Tai va, varysim dabar į polikliniką. Let's go! Nefilmuota, ne, nes jau biškai grimaujam. Let's go! Mūsų nereali šitą kėdutę Cybexo. Šiaip žinokit, supratau, kad be Isofixo dabar negalėčiau niekaip važiuoti. Nes, duok aš... Oi. Numečiau. O ką tu nori čia? Nieko. Norėjau nufilmuoti ir pasakyti, kad kai važiavau kelis kartus su Citybir, kai neturėjau Isofixo, reikėjo tvirtinti su diržais, buvo belekas. Tai hebra, kas perkat kėdutę Cybexo, būtinai pasimkite ir Isofixą 3 nes tobulas dalykas. Taip. Gerai, jam čia sakiau, kad tipsis pasidalinsiu, nes jau bus 2 mėnesiai, kaip mes esam tėveliai ir jau žinom, kas mums pasiteisino, kas patiko, nepatiko. Dedam. Ką, važiuojam link poliklinikos atiniukės. Kaip visą laiką vėluojam, mes bus kitaip nebūna, kiek buvo poliklinikos sutikimų, tiek visą laiką vėlavom, nes atrodo, o čia virš valandos 2 yra laiko, pilna, viską galim nuveikti ir galiausiai taip gaunas, kad ruošiamės ir žiūrim, oh my god, liko tik ten 20-15 minučių. Važiuojam. Tai dabar jau kiek? Turėjom būti 40, dabar yra 42. Žodžiu, važiuojam, tuoj būsim. Na, keliaujam, tėvukas vėluojantis. Atėniukė supakuota visą full. Varom. Aš vėluojantis? Taip. Varom. Šiandien viskas pasiriaumat, o loga. Su turėjom lokalius skirtingas vietas. Tiesiog parašyti kabinetas, kurią valandą ir kurioje vietoj. Ir nežinom, tiesiai pas kurios specialistus eisim, tai pasiriaumatologė. Ir 20 dieną manos varom skiepo, ne antro. Vis nežinau, turėtume varyti. Va poliklinikoj. Radom vietelę, prisėdom. Čiuku. Tėti, ką darot? Žiūriu, viškai. Tvarkaraštį. Kada turėsit man laiko, ne? Vėl. Na, pažiūrėk. Nu ką, tai pagytas, tai sakė viskas super, viskas pagal raidą, šaunuolė tenytė. Bet man taip keista, kai, nežinau, ar šeimom taip visom yra, bet kai tu namie visą laiką taip labai švelniai, labai gražiai, o kai gytas visą laiką paima, kiek visą laiką lankomis, tokia, nustokia pasitikėjim, bet taip visai atrodo čiukšt, aš galvytę laikau jos taip. Gerai, čia taip tinka, čia tas anas, taip, kaip ant vieno piršto sukti, taip, čiuk. Tikrai biškai taip atrodė, ne? Nu, nesuk ant vieno piršto, tikrai. Bet tikrai tas buvo, žinai, taip makaložė tokia, čiuk, greit labai, ką? Tikrai taip atrodė. Nusau, toks važiuojas, kai tikriausiai kokių 10 vaikų per dieną pastoviai makaliuoja, tu esi labai greitai taip
į vieną šoną, į kitą, aš taip visada namie ramiai, lėtai, į vieną rankytę ten čiuk. Tikrai tai buvo, tikrai buvo, pripažink. Žodžiu, dabar atinytėm pavalgys ir išleis mamytę biškutį pirmą to suknelės, ane? Mašina gerai miegam, gerai. Ednas galės važinėti ratais. Važinėsi, ne, užtvinasi visi. Tai va, pavalgom ir paleis mane. Ir važiuosim. Pusvalandukai. Ate. Na, aišku, aš visur einu, kur blizgučiai, kur plunksnas. Pasižiūrėkit, kaip gražu. Buvo kaip, oh my god. Aš tokių kelnių noriu. Kad būtų, baba. Čia sijoniukai. O, tau. Nu, žodžiu. Nieko daug nerodys, jau pamatysit jau galtinius variantus, žodžiu. Ne, viskas tvarkoj, čia sakiau, greitai nufilmuosiu YouTube kanalą, kad buvau užsukusi suknelės primatavimą, bus belenkaip gerai. Turėsiu 2 renginius, tai abiem renginiams imsim iš molčių, bet žinokit, bus ledas. Ledas. Per savaitgalį, nesakėt siūsit. Taip. Per savaitgalį, kad tik pavyktų. Žodžiu, varau dabar pas Atėnę ir pasėdina, žiūrėsim, ar jie jau susitvarkė apie manęs. Grįžau pas Edvinuką, atsisuk. Kaip tau tinka, wow. Su koduka 12.4 gausite 20%. Iš Amazono, ne? Ne, turiu savo website. Susitvarkiai su Atėnę, važinėt pusvalanduką aplink Vilnių. Aš labai šaunus tėvukas. Vyras. Ir vyras, ir tėvukas labai šaunus, galėčiau pasakyti. Šiaip į Naiką visą norėčiau užsakyti. O ką? Nu, sakyk, jau noriu. Kėdų. Žiūrėkit, labai čia taip greitai eksprontų pist, sugalvom, į Naiką varom. Bet, žinai, kas būtum fainiausias tėvukas, jeigu sugalvotum, ką valgyti dabar. Didžiausia visą laiką. Visada didžiausia dilema yra, ką valgyt. Nu, tikrai iš to neįsim. Labai negyvas atrodo. Žodžiu, pas mus laiką dilema, ką valgyt. Tai, žodžiu, reikia nuspręsti, ką valgyt, nes gamint dalytę namie negamins tikrai. Kai jie dabar yra počius laisvą dieną, tai jednai arba tu gamini, arba kažką užsakom. Užsakom. Keliaujam namučio. Maistas užsakytas. Kas išrinko, kaip visą laiką daro, nes Ednas nesugalvojo, ką. Keliaujam namučio. Namučio valgysim ir Atenytę pakelsim. Balsas būna, kai namučio grįžtam. Todėl, kad šiaip norėjau tai pasakyti. Supratau. Gerai. Subscribe 26. Ne, Dalia Velickaitė subscribe, Dalia Velickaitė subscribe. Kaip ten, subscribe. Ei, Dalytė. Ei. Nesprantu, dėl mūsų mes laikį važiavome į pažeminę, aprasoja visi langai. Nes čia drėgmės daug. Daug drėgmės, o ko čia tiek daug drėgmės? Žiūrėkit, kaip čia, wow, išmok važiuoti. Kai aš važiuoju, viskas drėksta. What the fuck, oh my god. Bet kaip ir sakiau, kad labai noriu parodyti sofą, tai noriu tokį padaryti turą, nes man sakiau, kad mūsų bute yra žiauriai svarbu salionas, nes sofa ir telikas, telikų nepaėjo, kaip sakiau, bet su sofa bent jau gali paeiti, tai pasižiūrėkit. Ta prasme, be to, kad žiauriai atrodo, bet pasižiūrėkit. Čia va taip, ne? Jinai šiaip jau yra patogi, nes labai minkšta, čia gali pasidėti taip kojytės ant mūsų to pufiko tokio dydžio belė kokio, bet kad svainiausia yra, pasižiūrėkit. Va šita lounginė funkcija, kurią gali pastolinti ir va taip grinai įkristi kaip kino salėj su popkorniukais, filmo pasijungus, teliko dar nėra, bet bus telikas. Čia pavyzdžiui gali irgi va taip nusileisti šaniukus, gali va taip atsigulti pilnai. Ir žinot, čia yra 220 cm, bet šitą modelio gali būti kiek tik norit. Tarsi galite ir prasilginti, pasididinti, pridėti šoną, gali būti iš karto su kampu. Tai mes šitą pirkom iš Venex butiko, bet žinokit, ten man tai patiko, dėl to, kad ten pasirinkimo yra va tiek vietoj. Pirmiausia, gali pasižiūrėti ir gali skirtingai pasikombinuoti. Mes, kai atsimenu, kreipėmės dėl sofos, gali priartėti, nebijok, čia priartėk, parodyti mūsų. Aš patogiai į sieną buvau patogiai atsirėmęs. Kas fainiausia, kad mes, kai jam išsiuntėme užklausą, tai jie mums belenkiek skirtingų variantų atsiuntė ir buvo pasirinkti, pagal, nes pas mus buvo labai mažas šitas tarpas ir nebuvo tų klasikinių, nes dažniausiai nuo dukiam prasideda, kad būtų išpildytų gražiai, o jie iškart mums skirtingų variantų atsiuntė, kad galėtume pasidėlioti, susikomplektuoti pagal save ir tas spalvas pasirinkti, nu ta prasme, visiškai perfect. Tai kai atėjo... Perfect anglistė, tai čia? Anglistė. Prieš 2 savaitės, kai atėjo, tai aš negaliu atsidžiaugti. Ir realiai atrodo visą laiką, žinai, atsisėdėti, nes tai patogu. Ir rimtai, ta prasme, nežinau, kai ten vertinama, pagal kažkokius minkštumus, manau, neatsimenu lygius kažkokius, tai čia yra visiškai next level. Nu, rimtai. Pasakyti tikrai belėkime. Amazing. Žiūrėk, galėtų naiti. Parodyk, kaip džiaugies. Mes dar eglę šiandien nupuošinėsim. Wow, šita couch žiauriai amazing. Žiauriai cool. Aš dabar žiūriu. 10 balų. Welcome to my yacht. 10 points. 10 points goes to... Dai, pasuk, taip atsivatėjot ir dabar tavot.
Ir tai parodė, kaip žiūrėtum filmą. Nes čia ir va šitas pufikas kartu. Mes pasiėmėm tokį labai fainą, kad tarkim... Aš parodyčiau, kaip žiūrėčiau filmą. Taip. Ant triusikų. Ant triusikų. Tai parodė, va čia kaip atsigulė ir kaip atpilna ištiesė. Pasidžiaug mūsų. Žiūrėk. Nu taip, va, nežiūrėtum. Nerimtai, šiaip žiauriai cool sofa. Tiesiog norėjau pasidalinti, nes aš negaliu, žinokit, jie atsidžiaugti visiškai tokia manereli. Ir va šitą medžiagytą tokia spalva, tokia graži. Pasižiūrėkit, o tokia. Ir labai praktiška, būtent kas turi šuniukus ir vaikiukus, kad patepliotų. Viskas. Laukia maisto. Arba, jo, džablė kaip dalytė. Einam laukti maisto ir nutikrinti, kaip patinytė miega. Tavo išaiška, kai žiūri, toks apsipatenkinęs. Meilė, kuriu savo YouTube'o video, pažiūrėk. Pažiūrėk. Wow, vispūdinga. Per mano kanalą reklamuoji savo kanalą. Čia dabar. Edvina Šeškus. Ne, šitas geras video, tai pasižiūrėkit. Aš manysiu šiandien kelti šitą video. Šiandien? Aha, tu montuosi. Šią naktį montuosi vakare. Bandysim kelti, o čia va mūsų maistas. Eisim valgyti. Pasiėmėm, kaip mes, ne, burritos. Burritos, bet ten sveikuoliškus, veganiškas. Sojos faršų. Taip. Aš maitinau. Edna sako, eik valgyt. Atveriusi maisto. O, ar jūs nunėkis pambiržą? Tenaus. Draugai, sakėm, padės mum išpakuoti ir įmontuoti židinį. Didelis. Aha. O tiks mūsų tarpai? Jo, gal. Jeigu dabar irgi netiktų, tai apsiverkčiau. Parodysiu jums mūsų tarpą. Va toks. Kaip jums atrodo? Tilps? Edvi, kaip tau atrodo? Nes man atrodo labai didelis. O! Vyrukai bandys dėti. Lukai bus mano YouTube kanale. Dividentais. O jie. Reklamą, jeigu nori kokią reklamą. Va čia. Žinai ką, davai. Edvi, gali bent jau pamatuoti šitą pasižiūrėti, ar špėvimas. Ar tipo, va bang, bus kaip bus. Davai, čia valdymas bus. Valdymas, turim pultelį, labai gerai. Bet ar nebus toks. Tipo, ar verta bandyti dėti, nu, kiek? 9. Nu, kiek? Labai gerai. Labai gerai? Pasikabint. Yes. Bent jau su žydinį neprašauta. Žodžiu, bandom įsiaiškinti, kas šitą laidų reikės daryti. Pafilmuosim daugiau. Žodžiu, Lukas čia studijuoja. Picos jau atėjo. Daug padaryta. Galim bus skaniai pavalgyti dabar. Einam valgyti. Pažiūrim, dar karštos picos. Šiaip labai gerai. Gali filmuoti kaip vyrukai. Kaip vyrukai bandysi kelti. Nesidaužykit plytelės, gerai? Jo. Gerai. Nu, žodžiu. Laidukas energija. Sakiau, žvengsiu. Traukia. Iš tikrųjų netelpa. Bet tai nieko tokio, tai visą tą gipsą, ne? Tai čia dabar bus galime prapjauti gal. Gerai, dar turi vilties. Gali samdyti. Aš sakiau, jaučiu vlogas užsibaig šiandienos su va tokiu nuosabiu vaizdu, nes pas mus visko iš pirmo karto nesigauna. Žodžiu, čia yra profiliukas, o čia vat. Ir čia normaliai nenusipjaunas, paprastų peiliukas, toj pusė nusipjovė ir netelpa dabar šitas žinys. Bet sutvarkoma, ne? Sutvarkoma, sakė, rytoj sutvarkys, žodžiu. Mūsų va tokia bus baigia, nes atenytė miega išmaudyta. Tyliau. Draugai išvarė. Ne, uždariau duris, viskas. Draugai išvarė, šiaip realiai mūsų režimas jau gaunasi visai kitoks, jau nebegalim naktinėti, jau norit anksčiau ir išmauti ir pagulyti. Žodžiu, šiandienos apžvalga dienos šiaip žiauriai faina, bet žinys. O tai visą laiką negali viskas sklandžiai, bet negali, nu kodėl negali. Bet tai rytoj važiuosiu, sakei, pjūklo griebti. Ja, rytoj važiuoju, iš pat ryto paimsiu metalo pjūkliukų, kadangi profilis ten stovi, tai tos biški metaliukus nuvarysiu ir turėtų tilpti. Ok. Tai va? Viskas? Tikiuosi, viskas. Žiūrėk, sneak peek iš manęs. Žiūrėk, čia mūsų gražus plytelės jis marė. Čia nuo valgymo mano saldainių. Kodėl jūs mane pušinat, kada reakcijų video? Man ir šiaip prašinėja, kada reakcijų video. Tai gal po šitą? Buvo kokia? 10 000 subscribe. Subscribe ir greitai pamatysite reakcijų video. 10 štukų subscribe ir tada pradedam montuoti. Jūs irgi, jūs kietė, ne? Norit, bet kažkaip... Va tai, vat.
O tai, vyras Gerai. pasakė. Iki pasimatymo, kai bus 10 subscriberių ir iki kito Ir video. parašykit komentaras, kad dalė, kur daugiau video. Ir parašykit, kas įdomu. Šiaip kas Realiai būtų tų. galėtų Šiaip aš tikrai būtų tų. Viskas įdomu, ateini vakarais prieš veidrodį, pašneki kažką įdomu, ką veiki. Man pačiam kartais būna įdomu, O, ne. ką tu veiki. Būni kartu. Gerai. Tai